Lauke mus pasitinka taktiliniai žymėjimai akliesiems ir silpnaregiams. Tik užėjus į vidų galime pamatyti liftą ir platų koridorių. Liftu neįgalieji gali pakilti iš 1 į 2 aukštą. Koridoriuje taip pat yra įrengti turėklai ir taktiliniai žymėjimai. Pirmame aukšte įrengtas tualetas neįgaliesiems. Darželyje išėjimai pažymėti aiškiais ir šviečiančiais ženklais. Durų rankenos pažymėtos ryškia raudona spalva. Laiptų pradžia ir pabaiga taip pat išskirta raudonomis juostelėmis. Laiptų pradžia taip pat pažymėta taktiliniu žymėjimu ir pritaikyti 2 aukščių turėklai. Dviejose darželio laiptinėse įrengtos čiuožyklos vaikams, kuriomis jie gali naudoti su mokytojomis ar kartu su tėvais. Bendroje erdvėje įrengta knygų vieta, kur visi gali pasidalinti knygomis. Baseino laukiamojoje erdvėje įrengti plaukų džiovintuvai ir žaidimų vieta. Baseinas turi turėklus, taip pat įvairius žaislus ir priemonės skirtas baseino užsiėmimams. Baseine vanduo pripildomas pagal vaikų amžių. Sensorinis kambarys pripildytas įvairiausių priemonių lavinti stambiajai ir smulkiajai motorikai. Priemonėmis gali naudotis visos ateinančios mokytojos ar specialistai ir vaikai. Įrengtas ir paruoštas šviesos stalas, lava lempa su veidrodžiais, šviesos stalas su kinetiniu smėliu, namelis skaityti knygoms ar ramiems žaidimams, taip pat pėdas masažuojantis takeliai. Prie grupių durų kaba informacinės lentos, grupių durys pažymėtos grupės simbolių bei pavadinimu. Grupėse įrengti stalai ir kėdutės pritaikytos pagal vaikų amžių ir ūgį. Daugumoje grupių įrengta tyrinėjimo zona, kuri gali būti mokytojui pritaikoma pagal tos savaitės ar mėnesio temą. Grupės erdvė suskirstyta atskiromis zonomis, kad vaikai galėtų patogiai pasiimti žaislus ir pasirinkti savo žaidimą. Grupėje įrengtas ramybės namelis, kuriame vaikai gali atsipalaiduoti, skaityti knygas ar žaisti su sensoriniais žaislais. Atskira tualetų ir prausyklų zona, kuri taip pat pritaikyta vaikų ūgiui bei amžiui. Ir įrengtas dušas. Šildomos grindys gali būti reguliuojamos kiekvienoje patalpoje atskirai. Nemiegantiems vaikams įrengta atskira zona su įvairiomis knygomis ir žaislais, kur vaikai gali atsinešti pagalvėles ir užsiimti savo mėgstamą veiklą. Salėje mokytojai ir vaikai gali naudotis interaktyviomis grindimis. Muzikos salėje taip pat yra paruošta daugybė instrumentų muzikavimui ar ramiam vaikų užsiėmimo stebėjimui. Lauko erdvėje įrengtas didelis kupolas įvairioms vaikų tyrinėjimo veikloms ar renginiams. Įrengta žalioji zona, kur vaikai gali auginti daržoves ar pasirinktas uogas šiltnamyje bei lauko lysvėse. Lauko žaidimų aikštelės suskirstytos pagal vaikų amžių. Įrengimai yra saugūs ir pritaikyti vaikų poreikiams.